Esu Ingrida iš Imrilko ir šiandieną jūs pamokinsiu nusimegzti štai tokį megztinį. Jis buvo mezgamas reglano būdu nuo viršaus. Pirmą dalyką, ką jūs turite nuspręsti, tai kokio tipo kaklo jūs norite. Ar golfinio tipo, ar štai tokio, ar krentančio nuo pečių. Ir pagal tai reikės apskaičiuoti akių skaičių. Kaip tai padaryti, papasakosiu truputį vėliau. Šis megztinis mezgamas nuo kaklo ir kai užtenka kaklo, tada akis padalinam į priekį, galą ir rankovės. Susižymim su žymekliais ir mezgam toliau didinant akių skaičių. Kai jums pakanka rankovių pločio arba kiti skaičiuoja reglano įstrižainės, tada rankovio akis perkeliam ant pagalbinio siūlo ir mezgam tik tai megztinio tiesiąją dalį. Kai baigiam megzti megztinio tiesiąją dalį, toliau tęsime megzti rankovės. Ir viskas, nieko sudėtingo. O dabar parodysiu, kaip apskaičiuoti akis ir kaip pradėti megzti. Štai taip atrodo mano schema prieš mezgant megztinuką. Nusprendžiau daryti 67 cm kaklo apimtį. Nusimezgiau mėginuką ir pagal jį paskaičiavau, kad į 4 cm įeina 7 akys. Taigi, pagal štai tokią formulę aš paskaičiavau, kiek man reikia akių. 67 cm, aš nežinau, kiek tai sudaro akių. Taigi, pagal mėginuką 4 cm atitinka 7 akis. Tai 67 dauginau iš 7 ir dalinau iš 4 ir gavau 117 akių. 117 padalinau iš 3 ir gavau 39 akis. 3 tai yra nugara, priekis ir 2 rankovės. Nugarai pagal mano skaičiavimus reikia daryti 36 akis, priekiui 43, 2 rankovėm po 19 akių. Ir viso gaunasi 117 akių. Štai taip atrodo reglano įstrižainės brėžinukas. Dabar kaip reikėtų apskaičiuoti, ar mums tikrai užtenka tiek akių nugarai ar priekiui. Prieš mezgant jūs vis tiek pagalvosite, gal kažkokį raštelį. Tai jūs pasiskaičiuokit pagal tą raštelį, ar jums atitinka akių skaičius, ar jums nereikia pridėti vienos akies arba atimti. Štai mano mezginys, kakliukas bus mezgamas viena gera, viena bloga akis ir aš matau, kad man reikia vieną akį pridėti arba atimti, todėl kad turi gautis lyginis skaičius. Taigi aš nutariau pridėti ir daryti 118 akių ir didinsiu akių skaičių nugaroje. Darysiu ne 36 akis, o 37 ir tada man viskas labai gerai gausis. Na, kaip ir viskas, dabar parodysiu, kaip reikia megzti. Štai turiu virbalų su valu, yra 50 cm ilgio ir turiu siūlą. Dabar parodysiu vieną būdą, kaip teisingai palikti siūlo kiekį. Taigi aš parodysiu kaip pavyzdį, o po to jau jūs pasiskaičiuosite, kiek jums reikia. Visada reikia palikti šiek tiek siūlą, kad po to galėtumėt susiūti. Taigi, sakykime, man reikia 20 akių užsidėti, ar ne? Tai aš tiesiog imu siūlą, prispaudžiu su pirštu, palikdama šiek tiek galą, galą rodo, palieku šiek tiek galą ir skaičiuoju 10 užvyniojimų. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Štai laikau pirštą čia ir laikau pirštą gale. Ir tiesiog paleidžiu. Aš žinau, kad štai tiek siūlo sudarys 10 akių, o man reikia 20 akių. Taigi aš lenkiu per pusę ir va štai tiek siūlo jau sudarys
20 akių. Taigi va taip lengviau yra sužinoti, kiek pasilikti siūlo, kad jums užtektų jūsų akių skaičiui. Taigi užsidėkime dabar akis ir parodysiu, kaip megzti apvaliai. Parodysiu, kaip užsidėti akis ilguoju būdu. Taigi suimam virbalus štai taip. Paimam pirštus štai taip. Prispaudžiu galus. Ir štai taip pakeliu siūlą ir vynioju. Taip. Taip. Ir mes jau gaunam 2 akis. Vėl. Štai taip. Taip. Ir vėl gauname 3 akis. Lėtai bandau daryti, tikiuosi matosi. Ir štai tokiu būdu užsidėkite reikiamą kiekį akių. Aš tai mėgstu, kad šiek tiek būtų prispausta, todėl kad gražesnė pinelė gaunasi štai šioje vietoje. Na ir taip užsidėkite akis, kiek jums reikia pagal jūsų paskaičiavimus. Užsidėjome akis ir štai turime tokį variantą. Taigi laikome pirštą gale. Na. Ir prilaikant akis traukime vieną virbalo pusę. Dabar išlyginam akis, kad nebūtų persisukę. Taip, labai gražiai, kad nebūtų persisukę. O štai toks variantas. Sujungti akis yra įvairių variantų, bet man vienas iš gražesnių, kad paskutinę akį aš persikeliu ant priekinio virbalo. Štai matai. Ir jau pagal raštą išmezgam. Pas mane, kadangi bus viena gera, viena bloga akis mezgama, tai aš išmezgu gerą akimi. Ir sekančią akį mezgu blogai. Ir taip keliaujam ratu. Taip, dabar bloga. Gera. Bloga. Gera. Bloga. Gera. Ir taip visas akis ir išmezgam pagal jūsų raštelį. Ir kai jūs išmegsite visas akeles, pirmą eilę, tada megskite ir toliau pagal jūsų jau dizainą, kokį jūs kakliuką ten nusprendėt, kiek jūs norite aukščio ir mezgate apvaliai, kiek jau aukščio jūs norite. Ir kai jums jau užteks, tada aš parodysiu, kaip susiskirstyti akis į priekį, nugarą ir 2 rankovės. Numezgiau aš kaklą. Štai šitoje vietoje aš pradėjau megzti kaklą, bet pagal visas rekomendacijas reikėtų jums užsidėti štai tokį žymeklį, kad jūs žinotumėt, kur buvo mezginio pradžia. Bet kadangi aš pripratus, tai nededu. Taigi dabar mums pagal mano schemą reikia uždėti 19 akių rankovėm. Taigi dedu žymeklį, kad atsižymėtų, kur bus rankovių pradžia. Ant virbalo uždėjau ir išmezgu 19 akių.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vėl dedu žymeklį, čia rankoje pabaiga ir priekio pradžia. Priekio man reikia 43 akių. Jūs žiūrėkit pagal jūsų brėžinį, kiek jums reikia. Taigi gerom akim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dar 3. 1, 2, 3. Vėl dedu žymeklį. Čia priekio pabaiga. Dabar rankovėm vėl 19 akių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Žymeklis ir likusios akys liko nugarai. Tai išmegsim nugaros akis ir tada parodysiu, kaip didinti akių skaičių Reglano įstrižainį. Grįžom prie pradžios. Vėl galima pasižiūrėti, pradžios siūlas yra. Laisvas žymeklis. Mes jį persikeliam ant virbo. Dabar pagal mano mezginį bus Reglano įstrižainė 2 geros akys ir šone didinsis akių skaičius ir akių skaičius didinsis su tokia kaip skylute. Reglano įstrižainių yra įvairių, tai kokią jūs jau norit, tokią jūs darykit, bet kadangi pagal mano dizainą šitas megztinis turėtų būti būtent toks. Taigi rodau, kaip visą tai darome. Kaip ir minėjau, pradžia. Persikeliam žymeklį. Kadangi 2 akys, tai yra prieš žymeklį mezgama gerai ir po žymeklio pirma mezgama gerai. O iš šonų mes uždėsime papildomą akį. Taigi rodau, kadangi čia yra pradžia, tai pirmą akį mes darom taip. Išmezgam gerai. Užmetam siūlą ir šiek tiek prilaikom su pirštu.
ir išmezgam sekančią akį. Jeigu taip atidžiau pažiūrėjus, tai tiesiog gaunasi tokia papildoma akis ir skylutė tokia. Antroji eilė jinai geriau pasimatys. Ir štai mes padidinam vieną akimi. Ir toliau mezgam tiesiog pagal jūsų raštelį. Dabar parodysiu, kaip prieš žymeklį ir dar kartą kaip po žymeklio. Ir taip visos akys prieš ir po yra didinamos. O didinti reikia iki tiek, kiek reikia jums reglano įstrižainės centimetro arba užtenka jums rankovių pločio. Prie žymeklį liko viena akis. Tai prieš žymeklį mes užmetam vėl siūlą. Dar kartą rodau, užmetam siūlą, prispaudžiam su pirštu truputuką ir išmezgam gerą akį. Tai va taip darom būtent prie žymeklį. Dabar žymeklį persikeliam ir po žymeklio mes pirmą išmezgam gerą akį, tada tik tai užsimetam siūlą ant virbalo ir vėl išmezgam gerą akį. Ir štai taip atrodo būtent reglano įstrižainės didinimas. Numesgiau kelias eiles, kad jums parodyčiau, kaip gaunasi reglano įstrižainė. Štai matosi jau 2 skylutės. Ir va taip formuojasi reglano įstrižainė. Taigi dar kartą parodysiu. Po žymeklio išmezgam vieną akį gerai, užmetam siūlą ant virbalo ir išmezgam akį. Ir taip toliau ir mezgame. Tai jūs dabar turėtumėt megzti tokiu būdu, iki kol jums užteks rankovių pločio arba kiti matuoja reglano įstrižainės centimetrų. Dar kartelį parodysiu. Taip, čia yra praeitos eilės užmestas siūlas ant virbalo, mes jį išmezgam, lieka paskutinė akis prieš žymeklį. Užmetam siūlą, šiek tiek prilaikom ir išmezgam akį. Perkeliam žymeklį. Nenori kažko tai pasileisti. Išmezgam pirmą akį. Užmetam siūlą ir išmezgam sekančias akis. Na, vėliau parodysiu, kaip galima būtų pasimatuoti megztinį. Nepilną megztinį žinoma, bet kaip galima būtų pasimatuoti, ar jums užtenka rankovių pločio. Taigi mezgam toliau ir sėkmės. Štai taip atrodo mano mezginukas. Šitoj vietoj mes didinom akis. Čia yra priekis, rankovės ir galas. Mes pradėjom rankovės nuo 19 akių, jeigu mezgate pagal mano schemą. Nugara 37 akys, o priekis 43 akys. Čia formuoju tam tikrą raštelį, kuris vėliau pasimatys geriau. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip atrodo mini versija šito mezginuko. Taigi, štai šitose vietose mes jau turime nedidelės rankovės. Čia priekis ir ten galas. Ir pas jūs turėtų gautis kažkas panašaus. Tik nežinau, kokį jūs raštelį mezgat.
ar gal kažką kitokio dizaino. Taigi, tai mes mezgam tada toliau ir kai priartėsime prie reikiamo kiekio rankovių pločio, tada parodysiu, kaip pasimatuoti, ar jums tikrai jų užtenka, ar dar reikėtų porą, sakykime, eilių pamegzti. Ir minėjau, kad jums parodysiu, kaip pasimatuoti dar nebaigtą mezginį. Vieni mezga reglaną ir matuoja būtent reglano įstrižainę, kiek centimetrų reikia, kiti persikelia ant siūlo akis, taip, kad kaip jums patogiau, taip ir darykit. O aš parodysiu, kaip būtent persikelti. Taigi reikalinga bus adata buka ir kitos spalvos siūlas. Būtų gerai, kad siūlas būtų nepūkuotas, nes po to reikės ištraukinėti tą siūlą ir kad nekibtų akis. Taigi pirma akis yra, štai rodau, paskutinė nugaros akis, tai būtent prie žymeklio esanti akis. Tai va čia yra paskutinė nugaros akis, o pirma akis, kai eina už žymeklio pirma akis, tai yra pirma rankovės akis. Tai čia eina tos dvi geros akys ir po to platėja nuo reglano įstrižainės. Taigi perkėliau aš kai kurias akis ant siūlo. Liko dar šiek tiek. Ir darau štai tokiu vat būdu. Ir paskutinė rankovės akis bus paskutinė akis prieš žymeklį. Na, štai taip. Ir ištraukiu siūlą iš adatos, apverčiu mezginį aukštyn kojom ir surišu mazgiuką. Tik riškit, žinoma, nekietai, nes vis tiek jį reikės po to atrišti. Kad ir mezginys bus gero pločio, bet vis tiek jį reikės atrišti. Taigi mes jau turim vieną rankovę ir vienos rankovės akys yra perkeltos ant siūlo. Ta pati mums reikėtų padaryti su priekiu, kita rankovė ir nugara. Priekio ir nugaros kitos spalvos siūlas bus tas pats, tiesiog kai jūs prieisite prie šitos vietos, kai prasideda rankovė, jūs paleidžiate priekio siūlą, imate naują siūlą, perveriat tokiu pačiu būdu rankovės akis, paleidžiat rankovės naują siūlą ir vėl pasiemate priekio siūlą ir pervedat nugaros akis. Ir taip jūs galėsite pasimatuoti, ar jums užtenka pločio tiek rankovių, tiek nugaros, tiek priekio, ar reikėtų dar bent kelias akis, eilesnė akis pamegzti. Ir kitas dalykas yra tas, kad jeigu viskas bus gerai, tai jums reikės priekio ir nugaros akis užsidėti vėl ant virbalų ir megzti tik tai priekį ir nugarą be rankovių. Rankovės megzime vėliau. Jeigu jūs mezgate mezginį ir matuojate jį pagal reglano įstrižainę, tai aš parodysiu, ką toliau reikėtų daryti. Taigi pabaigiau nugaros akis ir priėjau prie rankovių akių. Pasiėmiau adatą su siūlu ir rankovių akis perveriau būtent su siūlu kitos spalvos, kad aš matyčiau, nepūkuotas, kai reikės nusiimti akis nuo siūlo, kad būtų lengviau. Vat štai gavosi
toks vat variantas. Ir dabar čia mano yra paskutinė akis nugaros. O štai čia yra pirma akis priekio. Taigi aš pasiemu siūlą, su kuriuo mezgiau. Pasiemu siūlą. Ir pradedu megzti priekinę akį. Labai stipriai nepritempkit, kad akis nesigautų maža, tiesiog normaliu įtempimu. Ir viskas, ir tada mes mezgame priekį. Mes mezgame priekį pagal raštą, kokį jūs mezgate. Ir kai prieisite prie kitos rankovės, reikės lygiai tą patį padaryti. Tuoj parodysiu. Jums reikės, kaip gaunasi rankovė. Jau mes esam suformavę vieną rankovę. Parodysiu kitų būdų. Rankovytė. Kai numegsite visą priekį, jūs prieisite prie paskutinės priekio akies. Visas rankovės akis vėl perveriate su siūlu, surišat ir čia jūsų siūlus bus šitoj vietoj. Ir mezgate toliau nugarą. Ir jums tada gausis, kad jūs megsite tik tai priekį ir tik tai galą. Megskite tokio ilgio, kokio jums norisi, trumpesnio, ilgesnio. Ir vėliau parodysiu, kaip atrodo mano mezginys, šiek tiek pamegstas tiesiąją dalimi. Ir prieisime prie kitų klausimų. Pabaigiau megzti tiesią dalį. Ir dabar parodysiu, ką daryti su rankovėmis. Taigi, rankovę kelias mes buvom persikėlę ant papildomo siūlo. Reikia jums paimti virbalus su vaulu arba 5 virbaliukus, kaip jums patogiau. Persikėlėte atgal šitas sakeles ir mezgate. Bet norėčiau parodyti štai šitą vietą. Čia yra pradžia, čia yra pabaiga rankovių akių. Vieni šitoj vietoj surinkdami ant papildomo siūlo akeles, jie nuima 3 akis. Ir po to, kai uždeda šitas akeles ant virbalų, prideda tas papildomas akis. Kiti iš karto uždeda akeles 2 ir mezga priekį ir galą. O aš parodysiu, ką aš padariau. Surinkau visas akeles ant papildomo siūlo ir kai aš surinksiu vėl atgal ant virbalų, šitoj vietoj paimsiu akį ir šitoj vietoj paimsiu akį. Bet kai jūs paimsite akytę papildomą, žiūrėkite, kad kuo mažiau gautųsi, kuo mažesnė skylutė gautųsi. Ir tada gražiai viskas susimegs. Štai aš vieną jau rankovę turiu ir parodysiu jums, kaip atrodo. Akelė buvo paimta šita ir šita. Aš tiesiog dar nesusiuvau, todėl jinai yra laisvesnė. Ir surinkus šitas akeles mes mezgame apvaliai. Kokiu būdu jūs numegsite, tai jau čia jums spręsti, bet aš kažkaip naudojusi šito būdu ir man jisai patinka, bet esu mačiusi, kad kiti naudoja kitokiais būdais arba tokį, kokį aš. Taigi, dar kartą pasikartosiu. Kai surinkinėjate akis priekio ir galo, šitoje vietoje galima nuimti 3 akis ir po to, kai uždėdinėsite
ant virbalų rankovių akis uždedate 3 akis, arba uždedate papildomai 2 akis, kai surinkinėjate, kai mezgate priekį ir nugarą. O aš tiesiog nieko nedarau, aš palieku tokį tarpuką ir kai surinkinėju akis, uždedu 2 akėles ir mezgu apvaliai. Dabar kokio ilgio rankovę megzti, tai čia jau jūsų fantazija, jūsų dizainas, jau kaip norėsite, taip ir megzite. O buvo paprašyta parodyti, kaip susiaurinti rankovytę. Jeigu, sakykime, jūs norite siauresnės rankovytės, jūs mezgate tiesiai ir po to norite, kad gražiai susiaurėtų. Taigi parodysiu jums siaurinimo būdą. Jis atrodo štai va taip. Tikiuosi matosi. Tai kai numegsiu iki šitos vietos, aš jums parodysiu, kaip siaurinti. Žinoma, čia irgi fantazijos reikalas, kaip geriau jums ar arčiau siaurinti, ar toliau siaurinti, kaip jums patinka. Pavyko atrišti iš kelinto karto mazgelį. Na, dabar tiesiog papildomą siūlą reikia imti ir ištraukti. Tai ir visas mūsų akys yra vietoje. Dabar pasiemu aš siūlą ir susirandu, kur būtent geriausiai, kad ta akelė kuo mažesnė gautųsi. Pabandysim, pažiūrėsim, išmegsim akelę. Ir viskas gražiai gaunasi. Atrodo nieko. Viskas gerai. Ir dar tada kabiname balas. Ir dar tada vieną kitą turim susirasti, kur čia geriausiai paimti. Na, kaip ir neblogai. Ir štai tada imam apvaliai mezgam. Mezgate būtent jau tokio, kokio jums ilgio reikia. Ir kai prieisime prie siaurinimo, aš jums parodysiu, kaip būtent siaurinti, kad būtų siaurėjančios rankovės. Žinoma, tų rankovių dydžių yra įvairių ir jau žiūrėkit, kaip jums tinka ar patinka. Bet čia vienas iš būdų, kaip siaurinti rankovytės, kad jūs žinotumėt. Tai sutrauksim akelę. Gražiai sueis, be jokių tarpelių. Taigi mezgam ir susitiksime prie rankovių siaurinimo. Liko 2 paskutinės akys. Prieš paskutinę akį nukeliam, išmezgam ir perkeliam ant išmegztos. Pirma akis, antra akis. Išmezgam iš kairės į dešinę. Ir taip sumažėjo 2 akis. Ir aš mažinu 4 eilėje. Reiškia, 3 eilės aš išmegsiu ir vėl sumažinu 2. 3 eilės išmezgu ir vėl sumažinu 2. Ir taip pas mane mažinimų buvo, tai paskaičiuosim, taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir pabaigiau jau kraštelį. Tai štai taip yra mažinamos akys, kitaip sakant, siaurinama rankovė. Pabaigiau aš savo mezginuką ir jisai gavosi štai toks su siaurėjančiom rankovytėm ir atitinka tunikos ilgį. Labai tikiuosi, kad mano video jums buvo naudingas ir nebijosite megzti reglano būdu, nes tai yra pakankamai nesudėtinga. Ir iki susimatymo kitą kartą.